grįžkime į 90-uosius metus ir įsivaizduokite mažą berniuką, kuris buvo smalsus, linksmas, besišypsantis. Jo giminiai buvo daug priklausomų žmonių nuo alkoholio, tai tarsi paveldas, kuris vilkosi iš paskos. Ir tas mažas berniukas, būdamas 5 metų, pyplys, snarglys, pirmą kartą užsirūkė. Ir jam nepatiko, tačiau smalsumas niekur nedingo. Vėliau paauglystė prasidėjo. Pirmas gurkšnio alkoholio buvo šlykštu, apsivėmė, bet lygtis palengvėjo. Tačiau vidų nerimas niekur nedingo. Vėliau alkoholis dažnėjo, cigaretės dažnėjo, dar atsirado ir azartiniai žaidimai, kaip visas puokštė gėlių. Dėl ko tai darė? Dėl smalsumo, kad atrodo kieta, faina, tačiau viduje skaudėjo. Ir tai tęsiasi ne vienerius metus, tas intensyvėjo, buvo bėgimas nuo savęs, nuo savo skausmo. Ir būdamas 24 metų, sako gana cigaretėm, gana lošimams, tačiau alkoholis dar buvo likęs, kaip senas draugas iš paskos vampyras, kuris siurbia energiją. Ir tas truko ne vienerius metus, 6 metai dar kartu vilkosi, kol galiausiai vieną dieną jisai pavargo ir sako, aš pavargau. Ir prisėdo tas, jau nebe vaikas, jau vyras, sako, gana man. Ir tai buvo 2017 metai, sausio 1 diena, Tailandas. Ir tada prasidėjo tikras kelias į laisvą protą ir į laisvę į save. Ir tas berniukas buvo aš, Eugenijus Šnipas, blaivas gyvensenos ir laisvės nuo priklausomybių mentorius. Ir norėčiau visų paklausti, kaip galvoti, kas yra ta priklausomybė? Kai žmogus trokšta tam tikros medžiagos ar elgesio, gaudamas trumpalaikį malonumą, nepaisant ilgalaikių neigiamų pasekmių ir praradimo kontrolės. Kitaip tariant, priklausomybė yra bėgimas nuo savęs, bėgimas nuo realybės, bėgimas nuo skausmo ir kančios. Tai tarsi santykiai, kurie atrodo mums padeda, tačiau iš tikrųjų naikina. Ir priklausomybės yra 2 rūšių medžiagų, tai yra cheminės medžiagos, populiariausias, aišku, yra alkoholis, narkotikai, nikotinas, įvairūs vaistai, kava, kofeinas. Narkotikai visuomeniai, ką mes turime narkotikus, tai yra heroinas, amfetaminas, kokainas. Narkomanai yra tie, kurie stotyje prie kioskų būna, ar prie lazdynų kebabinės, nors iš tikrųjų nežinau, ar yra prie lazdynų kebabinės narkomanų ar nėra, bet spėju. Tačiau klausimas jums, ar žinote, kad alkoholis irgi yra narkotikai? Nikotinas irgi yra narkotikai. Kofeinas irgi yra narkotikai. Alkoholis yra kas? Depresantas, kuris slopina mūsų jausmus, taip pat kaip ir heroinas. Kofeinas, nikotinas yra stimuliantas, kaip kokainas, kuris stimuliuoja. Taigi visi narkotikai jie yra, tačiau vieni yra legalūs, kurie yra visuomenė nepriimti, o kiti yra nelegalūs. Ir kita priklausomybės forma yra elgesio, kai žmogus yra priklausomas nuo elgesio. Tai jeigu nuo medžiagos žmogus yra priklausomas, tai kaip veikia centrinė nervų sistema. Kada žmogus yra priklausomas nuo elgesio, labiau veikia mintis, emocijas, jis virsta tarsi zombis. Populiariausias, aišku, yra azartiniai lošimai, emocinis valgymas, internetas, tai socialinės medijos, skrolinimai ir taip toliau. Tai šita priklausomybė iš tikrųjų tik tai didės. Šopingas, seksas. Tai va, galima vardinti ir daugiau tų priklausomybių. Ir svarbi žinutė yra kokia, kad norint žinoti, kas yra priklausomybė, reikia žinoti šaknis. Kai mums skauda dantį, mes einam pas dantistą, sakoma, žiūrėk, tai reikia plombas. Tačiau dantistas ką atsako? Bet žiūrėk, žmogau, tavo kanalas kažkur giliai yra supuvęs. Ten yra šaknis. Taip ir su priklausomybėmis. Iš kur visą tai ateina, to šaknis priklausomybių? Vienas iš mano mokytojų, Gaboras Matės, sako, kad žmogaus, kuris turi priklausomybę, reikia klausti ne kodėl tu esi priklausomas, o ką tau skauda žmogau.
Ką tau skauda, bičiuli? Ir pirma šaknis yra trauma. Trauma, žaizda, galima pavadinti kaip norime. Dažniausiai, aišku, tai yra vaikystės trauma. Trūkumas meilės, vienatvės jausmas, dėmesio trūkumas ir taip toliau. Tai nebūtinai gali būti didžiulė trauma. Tiesiog buvo paliktas vaikas, jis nemokėjo, kaip valdyti savo jausmus, ką daryti su savo jausmais, kai lieka vienas. Galbūt tėvai dirbo, užsiema, galbūt auklės buvo ir taip toliau. Žmogui skauda. Ir alkoholis, cigaretės, skrolinimai, kas tampa? Gelbėjimasis. Antras yra atsiskyrimas. Žmogus atsiskiria nuo savęs. Kai žmogus skauda, pas jį atsiranda ir gėdos jausmas. Nes kažkur net buvo mažiau meilės ir pasimintėsi kas, kad aš kažkoks netoks, kad nesu pilnas, kad man kažko trūksta. Ir žmogus tada ką daro, jis užsidaro. Priklausomybė yra labai koreliuoja su vienatvė, vienišumu. Ir šito vietų žmogus ko labiausiai bijo? 3 dalykų. Tai yra baimė. Pirmas, nes tai yra nežinomumas. Antras yra viešo kalbėjimo, nes tai yra teisimas. Ir trečias yra vienatvės baimė. Žmonės bijo būti vieni. Ir trečias, tai yra aplinka ir kartu įsitikinimai. Didžiulį įtaką turi aplinka ir įsitikinimai. Cukrus tampa meilė, telefonas tampa ryšys, alkoholis tampa atsipalaidavimas. Ir įdėjau šitą nuotrauką, iš tikrųjų ir socialinių medijų dažnai pastebiu, kas 3., 4 nuotrauka yra kelionės kažkokios, ranka ir šampanas, arba ten viskas taip toliau. Ir jeigu vaikas pamato tokią nuotrauką, ką jis galvoja? Jam nuo mažumės formuojasi asociacija kokia, kad tai yra šventė. Ir tas mažas vaikas, berniukas ar mergaitė, nesilygina tuos, kurie yra stotyje, kurie jau, pavadinkime, nefunkciniai, kurie nefunkcionuoja priklausomi žmonės, o jie lyginasi į sėkmingus žmonės. Ir nuo mažumės formuojasi kas? Tai yra įsitikinimas. Jeigu tas žmogus, vaikas augtų Saudo Arabijoje, kur nėra alkoholio, tai tikriausiai nesiformuotų. Ir žinant priklausomybių šaknis, svarbu suprasti, kaip viskas veikia. Šito vietą irgi norėčiau skirti 3 dalykus. Tai yra biologija, psichologija ir socialinė aplinka. Biologija tai yra labai aiškus dalykas. Išgeriame alkoholio, parūkome, paskroliname. Ką gauname? Malonumą, dopaminą. Išsiskiria dopaminas, tai yra atsakingas už motyvaciją ir atlygio sistemą. Atsiminkime, pradžio mums reikėjo 1 alaus ar 1 cigaretės, nes įsiskiria tam tikras dopaminas. Sekantį kartą mums jau reikėjo daugiau. Kodėl? Nes smegenys yra labai adaptyvios ir jos jau supranta tą schemą. Aha, išgeriai 1 alaus, štai gavai dozę dopamino. Sekantį kartą jau neužteks, reikės daugiau ir daugiau ir daugiau daugiau. Ir atsiranda tolerancija. Antras yra psichologija. Tos pačios traumos, vaikystės, paauglystės žaidos. Mano atveju buvo tėvų skyrybos, tai įtakoja. Ir būdami žmonės vieni, ką jie daro, telefoną įsitraukia, gavau laiką, faina, esu kažkam reikiamas, mylimas. Neužtenka kartais vieno, reikia antrą telefoną įsitraukti, ne? Antras laikas, esu reikalingas, faina, gerai, arba vyno, alaus, cigaretė, saldumynai, cukrus ir taip toliau. Ir trečias yra socialinė aplinka. Taigi, gert per šventės yra normalu. Tai davai vienas senuk tik tai, čia nieko tokio. Aš už vairo. Ne, tai palik mašiną. Taigi, vestuvės kaip negeris, gimtadienis kaip negeris. Kai sakau, kad nevartoju beveik 9 metai ir sako, bet tu per šventės išgeri. Aš sakau, žiūrėk. Anksčiau gerdavau aš per šventės ir paskaičiavau sąžininkai savo 2016 metais, kad pas mane švenčių per metus yra 30. Tai reiškia, 30 dienų aš savo gyvenimą tiesiog galiu išmesti. Kodėl? Nes būdavau iki galo varydavau, ne? Tai reiškia, kaip daržovė. Tai metus pas man ne 12 mėnesių, o 11 tampa. Ir aš jam sakau, žiūrėk, yra moteris, yra niešė ir neniešė. Ar būna biški niešė? Nebūna, sako. Tai sakau, ir taip yra, aš su vartojimu. Tu arba vartoji,
Arba nevartoji. Jeigu vartoji kartais, tai ir sakyk, kartais vartoji. Jeigu aš sakau, kad visiškai nevartoju, reiškia, visiškai nevartoju. Tačiau tokie pamąstymai ateina iš kur? Tai yra ateina iš visos visuomenės, nes tai yra normalu. Ir kitas svarbus momentas, kad kaip įvyksta tie pavartojimai. Yra schema labai paprasta. Minti, žodžiai, veiksmas. Sako, oi, netyčia išgėriau, netyčia atsigėriau ir taip toliau. Ne, žmogau, kas būna? Mintis prieš tai ateina. Pirmas yra mintis. Porą dienų ateina minčių, kad pavargau, gal atsipalaiduoti, man skauda, atsibodo vyras, žmona, taip toliau. Tada ateina žodžiai, su kažko pasidalina tai žodžiais ir tada tik tai ateina veiksmas. Ir po dešinę pusę matote sąmonę po sąmonę. Sąmoningas žmogus supranta, kad alkoholis naudai, kad nikotinas irgi kenkia, tačiau žmogus veikia 95% iš ko? Iš pasąmonės. Kur yra kas? Mūsų įsitikinimai, mūsų įpročiai, mūsų emocijos, mūsų jausmai. Ir kartais paskui galvoja, gaunasi tokia frustracija viduj. Taigi aš žinau, kad tai yra blogai, bet aš vartoju. Nes visa informacija yra ten. Ir ką daryti su tą informacija? Kada jinai visą suformuoja, aš prisiminiau, kas liečia socialinę aplinką, papildysiu Marlboro reklamą vaikystėje. Kaubojus rūkydavo, aš irgi buvau kietas, irgi rūkiau iš tikrųjų, tai tas mane įtakojo. Ir kas įdomiausia yra likimo ironija, kad tie Marlboro kaubojai, jie mirė nuo plaučių vėžių. Ir vieno iš šių žodžiai prieš mirtį buvo, kad kieta tai atrodė, tačiau kada sėdėjau ligoninės palatos lovoje, nebetrodė tai kieta. Tai visos reklamos aplinka sukuria tam tikrą iliuziją. Iliuzija, kuri paskui jis rašo pasąmonėje. Ir ką daryti, kad būtumėm laisvi, išsivaduoti iš šitų sunkumų, šito kelio, tai yra 3 pagrindiniai dalykai. Sąmoningumas, aplinka, nauji įpročiai. Sąmoningumas. Mesti gerti, mesti rūkyti yra lengva, tačiau mokėti gyventi blaiviai yra sunkiau. Kodėl? Nes reikia išmokti gyventi su savimi. Aš atsisakęs alkoholio, labai pradėjau gilintis į save ir pamačiau daug savo traumų, kurias iki dabar dar toliau jas tvarkausi. Ir tai ilgas procesas, tai nėra sprintas, tai yra maratonas. Ir supratau, kai manęs klausė, kaip jautiesi, aš jau galiu pasakyti, kad jaučiuosi piktas, nuliūdęs, o ne gerai, blogai. Tai pirmoje vietoje yra sąmoningumas, darbas su savimi, su savo jausmais, emocijom, su vaikystės traumomis, su pasąmoniniai santykiai su mama, su tėčiu, nes iš ten yra šaknės ir paskui kas būna reakcija, tai atsakas į skausmą. Juk patys nesugebam, kreipiamės į specialistus, kurie gali padėti, kurie praėjo tą kelią. Antra vieta yra aplinka. Labai svarbu bendruomenė, galbūt irgi bendraminčiai, kurie eina panašių kelių, nes kaip gėlė. Jeigu jinai augs, kur nėra saulės, kur nėra lietaus, sunkiai bus. Taip ir šitam kelyje labai svarbu, kad jūs palaikytų saugi aplinka, kur galite pasidalinti, kalbėti saugiai. Ne veltui sakoma, jeigu nori pasakyti apie tave, pasakyk, kokie tavo 5 draugai ir pasakysi, kas tu esi. Ir trečias momentas yra nauji įpročiai. Kai mes atsisakom kažko, pas mus viduje lieka tuštuma. Todėl tą tuštumą būtina užpildyti. Jeigu neužpildome, prasideda frustracija. Ir šitoje vietoje, kuom galima pakeisti? Sportas, muzika, meditacija, verslas, šokiai, pokiai ir taip toliau yra begalė veiklų, kuriomis mes užsimdome vaikystę, kai nereikėdavo mums šitų medžiagų. Ir kaip minėjau, tai nėra sprintas, tai yra maratonas. Ir kiekvieną dieną, step by step, einant link to keliu, gali atsiverti labai gražus vaizdai. Paprašysiu dabar jūsų užsimerkti truputį, įsivaizduokite save visiškai blaivius, švarus protas, kūnas švarus, atvira širdis, aplinkui bendruomenės palaiko, skleidžia šilumą, besąlyginę meilę, jūs save priimate toks, koks esate, ar tokie, kokie esate. Ir po truputį galite atsimerti ir tas kūno jausmas laisvės yra įspūdingas. Ir svarbu žinoti vieną, kad
Priklausomybė tai nėra silpnumas, tai yra tiesiog atsakas į skausmą. Tai yra žaizda, kuriai nebuvo skirta pakankamai meilės. Ir blaivybė tai nėra bailumas, o tai yra laisvė. Todėl ir mano projektas vadinasi laisvas protas, laisvas į save. Ir kai šiandien penktadienio vakaras, taip, kai šiandien galbūt tiesti ranką link alkoholio taurės, cigaretės, skroliniam ir taip toliau, pabūkite sąžiningi su savimi. Paklauskite savęs, ne protu, o vidumi, kur jūsų yra atsakymas. Ką man tai duoda, ką man tai užpildo ir ar tikrai man to reikia. Visos medžiagos tai tiesiog yra įrankiai. Grįžkime į vaikystę, kada gimėme, mes gimėme blaivus visi, taip, laisvi. Grįžkime tą momentą. Ir kas įdomiausia, kad prieš 10 metų, kai aš vartodavau alkoholį, aš paskutinis uždarydavau barus. O šiandien paskutinis uždarau loginą. Kai kas gyvenime nesikeičia. Tai ačiū Jums, kad buvote, ačiū Jums, kad klausėtės, ačiū savo, kad dalinausi. Ačiū. Oh.